Dar vienas nuostabus rytas, iškart sekmadienio rytas. Už lango jau šviesiau, bet dar gana debesis cepelininį užkloja dangų. Pasikūriau vėl krosnelę ir kalbėsiu šiek tiek tyliau, nes miega sunaitėlis pas mane ir nenoriu jo prižadinti. Tegul dar sapnuoja tas kelias valandas ir mėgaujasi to poilsiu. Gyvenimas vyksta tau, vyksta jisai man ir mes einame per įvairius įvykius gyvenimo, spręsdami įvairias problemas. Ir tos problemos, tie įvykiai atsispindi mumise kaip žaizdos, kaip randai po to, kai jie užsitraukia. Žmonės, su kuriais aš bendrauju, jie man sako, kad nepavyksta tas padaryti, jie nusivylę gyvenimu, jie yra įklimpę į svaigalus ar nelaimingus santykius ar sveikatos problemas ir tas pats, kas ir pas visus. Ir matau vieną tendenciją – nekantrumą, kodėl neatsitinka greitai vienas arba kitas įvykis, kodėl neįsisprendžia sveikatos problemos, kodėl tos emocijos nenurimsta, kai tu esi kažkokiuose tai didelėse emocinėse ar dvasinėse savo kančiose. Todėl, kad taip neįmanoma. Todėl, kad procesai, kurie vyksta mums gyjant, yra ilgi. Jie yra ilgi ir aš patyręs per savo gyvenimą ir skyrybas, ir praradimus, ir mirtis, ir bankrotus, ir daug kitų įvykių pastebiu labai aiškiai. Procesai, kurie reikalingi mums išgyti, yra ilgalaikiai. Taip kaip ir mokymasi kiekviename dalyke mums reikia ilgo laiko, kaip ir vaikams augti, jiems reikia labai daug metų, kad jie išaugtų. Ne 1, ne 2, ne 5 ir ne 10, kad jie taptų žmonėmis ir išeitų į šitą pasaulį kažkam tai pasiruošę. Taip ir visos tos mūsų traumos. Ir kai aš ėjau per įvairias situacijas, kurios buvo labai komplikuotos, aš tuo metu norėjau kuo greičiau jas išspręsti, kad prabėgtų tas skausmas, nereikėtų kentėti to dvasinio skausmo. Pagrinde tai yra dvasinis skausmas, kuris spaudžia ar vykus skyryboms, ar išsiskyrimams, ar kažkokiams tai netektims. Bet tai nepasibaigia taip greitai ir negali taip greitai pasibaigti. Mes turim praeiti per tą procesą ir aš turėjau praeiti per tą procesą, bet suvokiau tik tai jau dabar, nes tuo metu aš labai nekantravau, noriu, kad praeitų. Ir tuo metu buvo ir alkoholis, ir tos beprasmybės, į kurias eini dabar tu, kad užsimiršti ir pabėgti nuo situacijos. Ir paskutiniai įvykiai, kurie pas mane vyko ir vyksta ir dabar, tai yra vėlgi ilgas procesas, kuris tęsiasi ne vienus metus. Tie procesai yra reikalingi gijimui, kad ta dvasinė žaizda užsitrauktų ir liktų randas. Tas randas liks visą gyvenimą. Tai neišnyksta ir nieko nebematom. Taip, mes turime ir prisiminimus tuos, kas pas mus atsitikė gyvenime, bet mes su tais randais gyvename. Ir tų randų yra pas visus ir yra labai daug. Ir jeigu mes norime kuo greičiau juos susigydyti, ir jeigu tu nori juos susigydyti per svaigalus, per užsimiršimą, per teliko žiūrėjimą, serialus, per maistą, tu negydai tų randų. Jos neįsitraukia tos žaizdos, tu gyveni tam skausme. Mano skausmus ar savo skausmus aš sugebėjau paleisti tik išbuvęs juose, įsigilinęs juos, supratęs, kodėl taip vyksta tie procesai ir paleidęs ir atleidęs. Paleidimas ir atleidimas yra sunkiausi dalykai, kuriuos galima ir kuriuos būtina yra išmokti šitame gyvenime. Neatleidęs negali gyventi toliau. Daugelis žmonių neatleidęs savo tėvams, jie nebendrauja su jais, ar savo net vaikams žaidė tėvai ant savo vaikų, o apie antrasis pusės aš jau net nekalbu. Tai yra ten visas sąrašas to, ko negalima atleisti ir panašiai. Bet su tuo tu ir gyveni. Dėl to tas skausmas, tas dvasinis tavo tęsiasi labai ilgai ir tolyn. Bankrotus, skyrybas, pirmuosius, kuriuos aš turėjau savo gyvenime, man jie buvo pirmieji tie įvykiai, aš juos bandžiau suprasti ir labai sunkiai pergyvenau, nes žiūrėjau tai visai iš kitokių kampų ir nesistengiau jų iš esmės suprasti, o kentėjau tame. Ir ta kančia labai ilgai pas mane prasitęsė daugelį metų, kas dabar keičiasi visai kitą pusę ir
tas laikotarpis jis jau nebėra toks ilgas, bet jis yra būtinas ir jisai ne mėnesis. Ir jeigu pas tave vyksta skyrybos, ar vyksta įsiskyrimas šeimoje kažkoks, tai atsimink, kad tas skausmas, jisai reikalingas tau gyti ir suprasti, jis reikalingas. Tu turi jame būti, tu neturi pabėgti nuo jo. Tu turi įsigilinti į tą skausmą, įlysti į jį, tik iš ten tu išeisi jau arba sustiprėjęs, arba visiškai nusilpęs priklausomai nuo tavo veiksmų. Aš iš kiekvieno skausmo išeidavau sustiprėjęs. Tai nereiškia, kad aš tapau nejautrus žmogus. Aš labai jautrus žmogus šitam gyvenime esu. Bet kiekvienas skausmas, kiekviena netektis ar sunkus įvykiai ar iššūkiai mane stiprindavo. Ir jeigu kalbant apie tos įvykius, kurie vyksta tiek tavo, tiek mūsų visų gyvenimuose, kuo sunkesnis įvykis, tuo geresnė galimybė ir didesnė galimybė mokytis, tuo didesnė yra vertė. Nes per tokius iššūkius, netektis, nelaimės ar atsitikimus mes augame. Nėra ramiame laike jokio augimo. Ten aš matau tik tai tą degradaciją, kuri ir vyksta. Mes eidami per iššūkius sugebame atskleisti savo žmogiškumą. Jeigu sugebam atskleisti. Aš kiekvieną įvykį, kuris vyksta mano gyvenime, žiūriu kaip į didžiausią pamoką ir kaip dovana man auginti savo sąmonę, auginti save dvasinėme kelyje, stiprybėje, fizinėje ir psichinėje. Ir tai man yra kažkas tai nuostabaus. Aš jau nebežiūriu kaip į kančią, aš žiūriu kaip į mokymosi procesą. Mokymosi procesas, kuris tęsiasi visą gyvenimą iki gyvenimo pabaigos. Tai tas skausmas, tos netektis, tie praradimai yra ne savaitės ar 2 stovyklose pabuvimas, ar meditacijos pasakymas kažkur tai ryte, o ilgalaikis procesas, kuriame tu turi gyti, kuriame tu turi išmokti suprasti, paleisti, atleisti ir eiti toliau, nusišypsoti, kad tau buvo duota proga pasimokyti. Nes dažnai mums įvykiai, sunkus įvykiai gyvenime, duodami kaip galimybė mokytis. Tai yra dovanas. Kas negauna tokių sudėtingų įvykių, o tik tai vyksta kažkas tai paprasto gyvenime, jie neturi nieko gyvenime. Jie nieko nepasiekia, jie niekur nenueina tie žmonės. Gal tu norėtum pasakyti, ne, man nereikia tokių įvykių. Bet jie ateina tie įvykiai ir tu būni nepasiruošęs. Tai klausimas, ką tu darai su tais įvykiais? Aš anksčiau būdavau nepasiruošęs, aš juos reaguodavau tragiškai, dėl to pas mane užtęsdavo tie procesai gyjimo ir apskritai jie būdavo labai skausmingi. Dabar aš tos procesus įdėjau į laiką gyjimui, suvokimui, mokymuisi iš to ir išėjimui. Tai yra, kad aš juos reaguoju kaip į dovaną ir iš principo mėgaujasi matydamas, kaip aš juos praeinu. Taip skauda, taip tai yra nemalonu. Dėl to aš išmokau vis dėlto būti juose, juos priimti, o ne bėgti nuo jų. Greičiausiai tu bėgi nuo savo skausmo, nuo tų dvasinių žaizdų, nuo įsiskyrimo ar kažkokios tai prasmės neturėjimo gyvenime, kažkur kitur pasislėpti. Ar pabandyti nueiti kažkokias stovyklas, kuris tu gausi kažkokį pamokymą ir po 2 dienų tu užmirši apie tai. O čia yra ilgas procesas, kuriame tu sąmoningai pats dirbi su savimi. Geriausia, aišku, kai yra mokytojas, kuris tave veda tuo keliu, kai tu esi tau primenama kiekvieną kartą, kad nenuklystum, kad sukoreguotum savo veiksmus į tai, kad išsveikti, surasti atsakymus ir eiti toliau. Nes kol tu nesusitvarkęs savo traumų, tu negalėsi gyventi gyvenimo, kuris yra pilnavertis, kuris džiugina, kuris išpildo tave šitam gyvenime. Kol aš buvau savo skausme, savo netekčių skausme, kaltinimuose, savęs tiek kitų, aš gyvenau visiškoje tamsoje, niekada nenorėčiau tenais grįžti. Aš atradau kelią, ieškodamas ir stiprindamas save, surasdamas būtent, kaip įsispręsti kiekvieną situaciją, kaip ją suprasti, kiek jinai gali užtrukti. Ir mano, pavyzdžiui, santykių įsiskyrimo, gydymo procesas yra tikrai ne mėnesis, tikrai ne metai. Aš manau, apie 2-3 metus vyksta tas procesas ir aš jau matau, kad jau išėjimas yra ties 3 metais iš tų situacijų. Bet per čia aš augu ir einu į kitus santykius jau išgijęs. Jeigu tu pabėgsi nuo to, neišgijęs, jeigu tu nesusitvarkysi savo dvasinių žaizdų ir paslėpsi jas, kad gal jau viskas susitvarkė, tai pasireikš kituose santykiuose, į kuriuos tu eisi, kaip pavyzdys. Jeigu versle aš neišmokęs būčiau savo pamokų,
aš būčiau vėl griuvęs tuose dalykuose ir pastoviai nusivylęs. Bet gyjant nuo visų gyvenimiškų situacijų, pagrindinė taisyklė yra nepasiduoti. Nepasiduoti, nesvarbu kokios aplinkybės. Išmokau tai per savo gyvenimą. Gyvenimas mane parklupdo ant kelių, aš atsistoju ir einu toliau. Vienintelė sąlyga. Nesvarbu, kiek tai kartų gali būti. Nenusivyliau santykiais, eisiu ir kursiu tuos santykius, bendrausiu žmonėmis, kursiu šeimą, sekančią, nes tai yra gyvenimas. Nes žmonės, kurie sako, ne, viskas, aš jau, man gana, jie užsidaro, jie bijo, jie nebenori nieko. O man tai yra gyvenimas ir aš visiškai drąsiai einu. Taip pat lygiai su verslais, taip pat lygiai su visais kitais dalykais. Jeigu įvyksta trauma fizinė, aš ją susitvarkau, išsigydau ir toliau darau dalykus, kurie susijęs su sportu, su mano sveikata. Procesai gyvenime, gyjimo, dvasinio gyjimo ypač yra ilgalaikiai. Jie gali tęstis ir visą net gyvenimą. Tik tai reikia suprasti, kad čia yra mūsų dovanos, mes niekada neišvengsime tų procesų ir tų žaizdų, mes turėsime būti čionais ir visą laiką bus šalimais tos mūsų situacijos, mes iš jų mokysimės, mes jas gydysime, susitrauks randai, eisime toliau. Toks yra procesas. Tam, kad tu galėtum gyventi tokiom sąlygom, tokioj sistemai, tu privalai būti stiprus, stiprinti save ir pasirinkti įpročius gyvenime, kurie sustiprintų tave. Ar tiek per mitybą, ar per sportą, ar per discipliną, per laiko planavimą, ar per koncentraciją, ar per dvasinę švarą. Būk stiprus.